Moterys veidrodyje save stebi nuolat, tad ir pirmasis raukšleles pastebi vos tik joms pasirodžius. Pirmiausiai pagalba pasitelkiami įvairūs kremai, tačiau kai kremų ir kaukių neužtenka, tiek moterys, tiek vyrai pradeda dairytis kitų odos jauninimo priemonių ir procedūrų. Apie jas netrukus, tačiau pirmiausiai prisiminkime, kodėl mūsų oda sensta. Tai odos senėjimas yra neišvengiamas procesas, sensta mūsų kūnas visas ir automatiškai sensta ir mūsų oda. Odos senėjimo procesą paspartina aplinkos įvairūs veiksniai, rūkymas, stresai, įvairios ligos, taip pat mūsų odos nepriežiūra. Pasak specialistų, veido raukšlės formuojasi dėl keleto priežasčių. Bėgant metams oda tampa plonesnė. Kas 10 metų joje esančios hialurono rūgšties kiekis sumažėja vidutiniškai 6%. Plonėdama oda praranda elastingumą ir gebėjimą išsaugoti drėgmę. Elastino ir kolageno skaidulų, svarbių odos struktūrą atkuriančių baltymų, nykimas ir elastinių savybių praradimas neigiamai veikia odos elastingumą. Jau apie 30-osius mūsų gyvenimo metus mes galime pastebėti, kad vyksta tam tikri pokyčiai odoje. Dėl atliekamų mimikos veiksnių pastebime raukšleles, kurios labiausiai matomos tarp antakių, vertikalios raukšlelės, kaktos srityje horizontalios raukšlelės, aplink akis smulkios raukšlelės. Pasak gydytojos, viena iš priemonių greitam ir aiškiai pastebimam efektui pasiekti šalinant raukšles – hialurono rūgšties injekcijos. Jos akimirksniu sumažina raukšles ir atkuria odos apimtis. Suleista į odą išilgai raukšlių, hialurono rūgštis užpildo jas iš vidaus. Tokia odos senėjimą stabdanti procedūra suteikia natūralų ir ilgai išliekantį rezultatą. Įsitikinkime patys. Šiandieną mūsų pacientai buvo užpildytos raukšlės hialurono rūgšties užpildais, buvo užpildytos smulkios raukšlelės aplink lūpas, akis, kaktos srityje. Renkantis šią procedūrą reiktų įsitikinti, ar užpildai saugūs, ar jų gamintojas žinomas tarp profesionalų ir pripažintas dermatologų, estetinės ir plastinės chirurgijos specialistų. Vieni tokių – Filorga – hialurono rūgšties užpildai. Šios procedūros veikimas pagrįstas tokiu principu. 3 skirtingų molekulinių masių hialurono rūgštis atkuria prarastą drėgmę visuose odos sluoksniuose. Ji tampa elastinga ir putli. Stiprinamas epidermis ir stimuliuojama ląstelių regeneracija. Hialurono rūgštis skatina ir ląstelių atsinaujinimo procesą, pagerina odos būklę ir užkerta kelią senėjimo procesui. Procedūros trukmė priklauso nuo raukšlės gylio, pacientės amžiaus, žinoma, nuo pasirinkto preparato, nes skirtingi preparatai šiek tiek skirtingai laiko. Beje, gydytoja pabrėžia dar kelis svarbius momentus. Prieš atliekant tokias procedūras būtina pasidomėti specialisto kvalifikaciją. Taip pat gydytoja pastebi, kad procedūra veiksmingai sprendžia odos senėjimo problemas ir tai nėra laikinas efektas. Ši procedūra neturi tapti priklausomybę, tačiau jai reikia tęstinumo. Panašiai kaip ir su dieta, sportu ar vitaminais. Po šios mūsų atliktos procedūros pacientė, žinoma, turi nepamiršti toliau prižiūrėti savo odą, rūpintis toliau savimi. Ateinančią parą po procedūros pacientė turėtų nyti, vengti staigaus šalčio, karščio, staigių temperatūros pokyčių. Turėtų vengti alkoholio bent jau artimiausią parą. Neturėtų trinti, traumuoti tų vietų, kur buvo atliktos procedūros. Vengti tiesioginių saulės spindulių ar soliariumų saulės vonių ateinančias 2 savaitės. Senėjimą atitolinančios procedūros turi būti laipsniškos ir suplanuotos. Taigi, vertėtų žinoti, kad rinktis turime tik patikimus specialistus, naudoti tik tuos produktus, kurie tinkamai parinkti specialiai jums. Tuomet grožio procedūros padės susigrąžinti gražią odą, palygins raukšles, pakoreguos veido kontūrus ir suteiks pasitikėjimo kiekvienai bet kokio amžiaus moteriai.